Vis laida Laužų karta. Sesė, budėk. Vis budžiu. Labas vakaras, XFM radijo klausytojai. Eteryje laida apie skautus ir su skautais. Laidą vedu aš, Nomeda Bepirštytė. Šį vakarą laukia jūsų laida, jau net 7-oji skirta šios vasaros didžiausiam skautiškam įvykiui – jubiliejiniai stovyklai tarp 3 vandenų. Tokias didžiasias stovyklas, kada visi Lietuvos skautai susirenka stovyklauti į vieną vietą, rengiame kas 5 metai. Tradicija pradėta dar tarpukariu, išsaugota pabėgėlių stovyklose išeivijoje ir toliau puoselėjame Lietuvoje. Šį kartą bus jau 7-oji. Paskutinioji vyko 2018 metais Rumšiškėse, kur subūrė net 3300 skautų iš Lietuvos, išeivijos ir iš 20 pasaulio šalių. Pokalbiui į šią laidą pakvietėme nedus stovyklo štabo narius. Tai Ieva ir Toma Brogus. Tomas yra buvęs 2018 metų jubiliejinės tautinės stovyklos Laužų karta viršininku. O dabar nusprendė ir prisidėjo prie štabo ir rūpinasi stovyklos maitinimu. Tai yra didysis maistininkas. O sesė Ieva rūpinasi registracija ir informacijos sklaida. Labas vakaras. Labas vakaras, Nomeda. Labas vakaras. Tai kaip matote, sužinosime labai daug įdomios statistinės informacijos ir labai visiems įdomu, kas toje virtuvėje dedasi ir dėsis. Bet pirmiausia, mes turime tą savo tradicinį pirmąjį klausimą, kurio paklausiu ir jūsų. Pirmiausia, Ievos paklausiu, kaip nusprendė jungtis prie štabo ir būtent imtis šių pareigų? Turbūt kažkokio tai sprendimo gal net ir nepriminėjau. Po 18 metų buvo noras kažką veikti ir netitrūkti nuo skautų. Tai taip kaip brolis Paulius pasikalbino, jam nereikėjo ilgai kalbinti, taip pat ir ėmė ir nutiko šitas atvejis, kad dabar šitam rožiniam štabe ir esu. Skaičiavau, kad 2 metai baigėsi kaip štabe esu ir kad skyriau daugiau negu 110 dienų, taip jau sudėjus valandas, tam, kad šitas įvykis įvyktų. Kiek pamenu, tu turi patirties būtent registruojant ir informuojant stovyklautojus apie stovyklą, ar ne? Papasakokit truputį šią savo patirtį. Tai mano toks skautiškas principas yra, kad jeigu jungiesi į didelių stovyklų organizavimą, kad niekada neimti tos pačios pozicijos tam, kad būtų iššūkis savo pačiai, būtų motyvacija ir būtų dar tos naujos žinios, kurias gali įgyti per tuos metus būnant štabe. Bet taip jau gavosi, kad lygiai prieš 10 metų, 2013 metais stovykloje, kuri vyko Telšiuose, buvau lygiai taip pat atsakinga už registratūrą ir visą tą infotašką ir plėtojimą informacijos ir skleidimą. Ir visai buvo smagu, o smagu pasakysiu kodėl, dėl to, kad čia tikrai pasididžiuodama pasakysiu, kad esu vienintelė, kuri pačiupinėjo kiekvieną stovyklos dalyvį, tiek suaugusi, tiek jauną. Ir tas yra smagu, nes tu realiai jau jautiesi, būdama už ekrano, pabendravusi su visais tais 2300 dalyvių. Ir lygiai taip pat infotaškas tai yra ta trauka, kur prasisuka turbūt kiekvienas stovyklautojas ir tada tu fiziškai gali pamatyti ir susipažinti su juo. Tai taip gavosi, kad kartoju po 10 metų, bet gal ne veltui kartojasi, nes 2018 aš turėjau visai kitas pareigas ir buvau už užsieniečius atsakinga, kur tikrai buvo iššūkis man. Nesakau, kad dabar nebuvo iššūkio, iššūkis lygiai toks pats buvo, nes 2013 buvo 1200 dalyvių, o dabar mes turim 2300 dalyvių. Tai augam. Augam ir aišku, tavo patirtis jau irgi paaugusi, ar ne? Gerai, dabar Tomo paklausiu. Kaip nusprendė jungtis prie štabo? Gal jau norėjusi pailsėti po praėjusios tautinės stovyklos viršininkavimo? Na, iš ties 2018 metų stovykla buvo pakankamai rimtas iššūkis, nes turėjo daug savyje sudedamųjų dalių, nes stovykla tai nėra tik tai tą savaitę, o tai yra
ištisinis 5 metų procesas, kai tu pradedi organizuoti, rengti, formuoti komandą, tada pradedi ten, tuo pat metu ėjo kalba apie skautų šimtmečio metų įprasminimą, tai daug dirbom su tuo klausimu. Natūralu, kad tas suvalgė tiek daug laiko, tiek daug emocijų ir išgyvenimų, kad jo turbūt buvo, kad dar metai po stovyklos buvo, kad jau nebenoriu, užtenka. Aišku, tas viskas susigulėjo, tos pačios emocijos, tai tada persvarstai, kad jau turbūt dabartinė stovykla bus 5, prie kurios kažkokiu tai darbu prisidedu. Dabartinis viršininkas pakalbino, tai kaip ir Ieva sakė, irgi ilgai negalvojau, sutikau, nes, kaip pasakyti, irgi nauja sfera, kaip ir teko užsiimti tom pareigom kitose stovyklose, bet jos buvo daug mažesnės. Dar sutapo taip, kad pernai vyko Baltijos skautų stovykla, kurie buvo Ieva viršininkė, o aš buvau irgi atsakingas už maistą. Tai tokia kaip mini repeticija vėlgi buvo, tai sakau, tai toks nuolatinis procesas, kur dalyvauji, prisidedi, tiesą valandų neskaičiavau ir kiek dienų teko dabar skirti tam laikui, bet, žodžiu, man įdomu, kaip pasakyti, nes vis tiek tai kas 5 metus vykstantis renginys ir jeigu tu jau kažkada pabandai prie jo prisidėti organizuojant, tai kažkaip ir tai skatina toliau tą daryti. Bet kodėl būtent maistas? Yra daug sričių štabe. Tiesą pasakius, kai galbūt kirbėjo gal kažkokie norai eiti ar neeiti, ar kažkam pasisiūlyti, kažkokiai sferai, kurią kuruoti, maistas tikrai galbūt nebuvo ta vieta, kur sakyčiau, noriu būti už maistą. Bet Paulius Tamolė, kai kalbėjo su manim, tiesiog išsigryninom, kad trūksta labai žmogaus būtent šitam sektoriui. Pagalvojau, kad kaip ir šiokios tokios praktikos turėjau ir apsisprendžiau, kad galėčiau ir šitą pabandyti. Tai tuo labiau, kad tas tautinių stovyklų kaip maitinimas ar kaip čia meniu, jisai yra daugmaž nuo 2013 metų kaip ir sudėliotas, bet jis vis pasikeičia kažkokie patiekalai, tai ir dabar yra pasikeitimų, bet daugmaž standartizuotas jau yra, tai nėra sudėtinga tiek, kad būtų baisu imtis. Ta prasme, palikimas yra vis tiek. Tai. Nereikia dviračio iš naujo atradinėti, ar ne? Kartais neverta, dėl to, kad tai suvalgo dar daugiau to savanoriško darbo, tada gaunasi, kad demotyvacija ateina pa žmogų ir tada nieko nenori ir sakai, o kam to reikėjo. Tai ką, stabtelkime šioje vietoje, paklausykime muzikos ir toliau pratęsime pokalbį apie jubiliejinį stovyklos organizavimo jūsų kuruojamas dalis. XFM. Radijas gyvenimui. Su jumis laida Laužų karta. Broli, budėk. Vis budžiu. Grįžtame po muzikinės pertraukos. Laidoje svečiuojasi jubiliejinės stovyklos Tarp 3 vandenų štabo nariai Ieva ir Tomas Brogai. Dabar noriu, Ieva, tave paklausinėti tos įdomiosios statistikos. Kiek dalyvų yra užsiregistravę šiai dienai? Gal galėtum išskleisti amžiaus grupės, vyriausias, jauniausias ir kitas visas įdomybės. Kiek svečių turėsim ir taip toliau.
Tai jeigu taip žiūrėti, registracija vis dar vyksta, bet tik tai jau svečių. Tai visai prieš įrašant laidą pasitikrinau, tai mes tuoj pasieksime 2,5 tūkstančio. Bet tas skaičius yra toks, turi keletą sudedamųjų dalių. Tai reiškia, kad į šitą skaičių eina ir svečiai, kurie nėra visą savaitę stovyklaujantys žmonės, tai jų mes turime beveik 200, kurie mus lankys nuo pat stovyklos pirmos dienos iki paskutinės dienos. Tokių stovyklautojų, kurie sąžiningai atgyvens 8 paras miške ir dalyvaus programoje arba darys kitiem programą, tai yra 2300. Iš kurių yra 300 užsieniečių. Ir užsieniečių atvyksta iš 13 šalių, o šalis yra irgi labai įvairios, pradedant nuo kaimyninės Latvijos, Estijos. Tikrai turėsime didelę delegaciją iš Ukrainos ir Izraelio. Izraelis mūsų nuo pat 18 metų niekaip nepaleidžia ir jiems čia labai yra smagu. Turėsime iš Taivano, turėsime išeivijos skautų iš Anglijos, Amerikos, turėsime ten vienetinius savanorius iš Suomijos, Švedijos, mūsų austrai, vokiečiai draugai, žodžiu, daug Europos šalių, tai iš kurių yra 13 iš viso. Tai į tą skaičių lygiai taip pat palenda tie suaugę žmonės, kai kurie 2 metus, kai kurie 3 metus, kai kurie tik savaitę jau dirba stovykloje, prisideda prie stovyklos, tai yra 402 suaugę žmonės savanoriai, kurie skiria savo laiką ir, kaip mes sakom, kasmetinės atostogas prie jūros iškeičia į kasmetinės atostogas miške su skautais. Turbūt dar labai įdomu yra sužinoti, tai kas tas jauniausias ir vyriausias mūsų stovykloje, nes labai dažnai klausia, o tai kiek vis dėlto, kokio amžiaus čia galima atvažiuoti. Tai į programą vaikai priimami nuo 6 metų, kaip ir skautuose gali veikti jau, bet šitoje stovykloje turėsime jauniausią dalyvę 2 mėnesių. Tai yra Jonė mergaitė, kuri dar tikrai neskautė, bet tėvai skautai, ir turėsime vyriausią stovyklautoją, tai yra mūsų brolis Antanas, kuriam 84 metai. Tai manau, kad labai gražus kontrastas, kaip skautaujama nuo gimimo iki pat garbaus amžiaus. Ir kiek žinau, jie skautaus visą stovyklos laikotarpį, ar ne? Stovyklaus. Taip, tikrai tai nėra svečiai, kurie atvyks vienai dienai, bet tai yra stovyklautojai nuo pat pradžios iki pat pabaigos. Įdomu visgi, iš kur tos didžiausias skaičius svečių atvyks? Minėjai Izraelį ir minėjai Ukrainą, ar ne? Tai čia bus kiek maždaug Iš Ukrainos turime 78 dalyvius, o Izraelio yra 58. Taip, Izraelio delegacija susideda iš 8 suaugę ir 50 vaikų. Oho, tai didelė. Porą vienetų atvyksta. Porą vienetų, taip. Man gal dar visai yra smagu paminėti ir padėkoti, tai yra vaikų vadovam, tai yra vadovai, kurie dirba ištisus metus ir tada vasarą vežasi vaikus į stovyklą. Tai vaikų vadovų bus 168, tai yra toks skaičius, kuris atsiveža vaikų į stovyklą. Tai yra tikrai didelis ir dabar, kai jau dėliojam paskutinius sąrašus su programiniais, tai kažkaip tai, kai tie vadovai registruojas, tu niekada nematai bendro konteksto ir bendro skaičius, o kai jau matai sudėliotą ant popieriaus ir tada pagalvoji, oho, kiek žmonių skiria ir prisiema atsakomybę už vaikus. Iš tikrųjų tai svarbiausi žmonės, nes jie būtent ir augina tos vaikus, kad čia atvažiuotų ir švęstų tą skautišką šventę. Dar tėvelius turi raminti, kad išleistų, kad palapinės tikrai nesušlaps. Taip, ten viskuo jie dirba, ir psichologais, ir maistininkais, ir kaip organizuotis, kuprinę susidėti ir taip toliau, ar ne? Tikrai labai įdomu ir tikrai spūdingi skaičiai ir labai smagu, kad mes patys tą stovyklą, tie 400 savanorių, ar ne, kartu, aišku, vadovų irgi prisidės kažkiek dėka ir darome tą didelę šventę vaikams. Kažkada mums kažkas darė, ar ne, dabar mes darome ir stengiamės, kad būtų kuo įdomiau ir prasmingiau. Ir ką, ištirpo tos mūsų 7 minutės ir vėl turime stabtelti ir pasiklausyti muzikos. XFM.
Arčiau dangaus. Su jumis laida Laužų karta. Sesė, budėk. Vis budžiu. Laidoje kalbamės su Ieva ir Tomu Brogais, jubiliejinės stovyklos tarp 3 vandenų štabo nariais. Dabar paklausiu tavęs, Tomai. Tikrai labai įdomu, kaip jūs organizuojate tą stovyklautojų maitinimo darbą, kokiais principais naudojatės taisyklėmis. Na, iš tikro, kadangi stovykla organizuojama ne pusmetis ir ne metai, tai per tą laiką iš tikrųjų net keitėsi kelis kartus pats maitinimo pats principas. Tai galiausiai išsigryninom dėl finansinių dalykų ir apsistojom ties dabartiniu modeliu, kai pastovyklės turės savo virtuves ir gaminsis maistą patys. Mes kaip stovyklos organizatoriai tieksim produktus, iš kurių galės pasidaryti pagal meniu nustatytus patiekalus. Tai iš esmės tikrai tie pasikeitimai irgi turėjo įtakos tiek laikui skirtam, tiek pasiruošimui. Teko su daug gamintojų pabendrauti, maisto gamintojų lietuviško. Tai labai džiugu, kad yra atsiliepusių ir ne tai, kad norėjo parduoti gal produkciją, o parėmė. Tai iš esmės... Galiu tuo pačiu ir paminėti. Tikrai labai džiugiai ir, kaip pasakyti, džiugu yra, kad Kauno Grūdai parėmė. Tai kadangi jie, kaip pasakyti, jų pagrindinis produktas yra vis tiek grūdinės kultūros, tai tikrai pusryčiais pasirūpinta ir keliais pietumis, tas tikrai labai džiugina, tikrai esam ir vaisių gavę, ir sausainių, bandelių, tikrai tas džiugina ir kai pasakai, kad čia skautų stovykla ir čia reikia kažkaip tai prisidėti, tai visi ne tai, kad atmeta, bet pasuka galvą, kaip čia galima būtų prie to prisidėti. Tai tas tikrai nudžiugino ir be abejo tai visą laiką turėjo įtaką tam meniu, nes vis niekaip negalėjau užbaigti, nes vis laukdavę atsakymų, tai kokį čia principų, ar bus prisidėta, ar reikės pirkti, ar kažkaip ten, kad žinoti galutinis tos ir kiekius, ir produktus. Tai va, tai kaip minėjau jau anksčiau, tai meniu jisai iš esmės yra iš ankstesnių metų, jis tik tiek, kad šiek tiek adaptuotas pagal būtent gautas paramas, dalyvių skaičių, gal dalyvius. Tikrai džiaugiamės delegacija iš Izraelio, tai iš esmės ir meniu atitinkamai tai turėjo reikšmingą poveikį meniu, nes jisai buvo padarytas taip, kad ta delegacija atvažiavus, jinai galėtų tikrai tą maistą valgyti. Tai be abejo yra tas iššūkis košerinis maistas, bet mes esam sutarę, kad jie patys gaminsis tą jau, nes yra maža grupelė žmonių, kurie vis tiek valgo tik pagal košerinės taisyklės gamintą maistą. Mes to negalim užtikrinti, nes neturime savo tarpe žmonių, kurie tuo galėtų pasirūpinti. Bet jie, kaip pasakyti, iš to nepadarė didelės problemos, jie tą supranta, o kadangi dar ir tai jau turbūt trečia delegacija atvažiuojanti pas mus, tai jau žino visas aplinkybės ir jie ramiai reaguoja. Tai. Bet kiek žinau, kad bus galima gauti ir vegetarams patiekalų, ar ne, nes pildant anketą buvo galima užpildyti savo... Taip, tai žinoma, tai nėra taip, kad vegetaras privalės valgyti mėsą, bus tikrai pasirūpinta tiek atitinkami produktai ir kadangi pastovyklės gamins maistą pačios, tai jos žinodamos, kiek pas jos pastovyklė gyvena vegetarų ar ten gliuteną netoleruojantis asmenys, tai atitinkamai bus pasirūpinta. Tarkim, kadangi yra nemažai žmonių netoleruojančių laktozės, tai mūsų sprendimas yra labai paprastas, mes perkam be laktozinius pieno produktus, kad nekelti kažkokių rūpesčių ar nesusipratimų. Tai
tokie techniniai sprendimai, tiesa, kaip pasakyti, laikas eina, sprendimų jų visą laiką atsiranda ir visą laiką galima rasti tų produktų, kuriais gali pakeisti ir kad kuo mažiau žmonių būtų, kaip pasakyti, likę be maisto, kaip pasakyti. Dar, Tomai, gal turi kokius įdomesnius skaičius tos įdomiosios statistikos, kiek ten mes vištienos užsisakėme, ten sausainių kilogramų, ar to pačio pieno litrų. Jo, iš tikrųjų, tai, kaip pasakyti, kai taip dėlioji tą meniu, dar nematai tų skaičių, kiek kokių produktų čia reikės. Tai ten, žinai, kad ten bus kokie makaronai su sūriu, ten, žinai, bet tu neįsivaizduoji to kiekio. Tai vien makaronų esam užsisakę 850 kg, tai 2 euro paletės gaunasi, jeigu, tarkim, iš Kauno grūdų atvažiuosinti parama, tai mano žiniom tai sudarys netgi 7 euro paletės, tai tikrai ne žmogaus ūgio, tai įsivaizduojat, kokia tai masto kiekiai yra, tarkim, kai susidėliojo viskas ir reikėjo užsakyti pieną, tą patį belaktozinį, tai ten gavosi 1100 pakelių, tai visai čia stovyklai, aišku, tai taip įdomiai tie kiekiai atrodo. Nes tada pradedi techniškai galvoti, kaipgi čia tos visus kiekius, nes čiagi tonom jau gaunasi, reikės sudėlioti. Tai aišku, man padės 8 žmonės, kurie mano komandoje yra. Tai bus techninių šiokių tokių sprendimų, kaip tą padaryti. Tai turėsim, pavyzdžiui, visą sunkvežimį šaldytuvą, kur bus palaikomas tinkamas temperatūrinis režimas, ten, kad laikytume mėsą, pieno produktus. Ir tai ten reikės ir pašalti biškai, atitinkamai apsirengti. Tai va. Kažkaip niekad nesu pastebėjusi nuotraukų būtent iš jūsų, iš maistininkų. Iš maistininkų darbo pusės, tai šiais metais nepatingėkite pasifotografuoti. Tikrai, manau, bus įspūdingi vaizdai ir įdomus ne tik stovyklautojams, bet ir kitiems žmonėms Lietuvoje. Tikrai įspūdingi skaičiai. Ir, įsivaizduoju, tą komandą iš štabo turėjai paimti pačius stipriausius skautus Lietuvos, nes šitokius kiekius sukilnoti, susverti, išdalinti, tai tikrai didelis fizinis krūvis. Tai va, galvoju, ką dar galima iš maisto įdomos. Visada būna stovykloje kažkoks tai siurprizas. Saldus siurprizas ten, ar kažkas kitko. Ar esate pagalvoję apie tai? Na, kad tokio kardinaliai kažkokio ten stebuklo, gal, matot, kai gyvenam lauko sąlygomis, tai ir tas gaminimo, kaip pasakyti, priemonės, kurias tu gali turėti būtent lauko sąlygom, biškiai apriboja tavo tą ir meniu, ir galbūt sprendimus. Mes tikrai negalim sau leisti padaryti kažkokių ten karbonadų džiūvėsėlės apkeptų, nes tiesiog virtuvės to nesuspėtų ir kokybiškai nesigautų to padaryti, nes tai tiesiog neleidžia techninės galimybės. Bet tikrai bus ir saldumynų, bus ir vaisių, bus ir galbūt tortai. Žinau, uždarimo proga visada nustebina tortais. Tai yra pamastymų, kaip pasakyti, kaip tik šiandien užsakiau ledų, dar neapsisprendžiau kurią dieną, nes vis tiek reikia žiūrėti pagal oro temperatūras, tai tas irgi turi savo niuansų, nes jeigu bus koks 19 laipsnių ir dvasi ledų valgyti, nebūtinai apsidžiaugs. Taip, stovykloje ledai ypatingai skanus yra, nes valgai gal tik vieną dieną, taip. per 8 dienas, tai tikrai būna irgi šventė. Stabtelkim vėl ir klausykimės muzikos. XFM. Klausau ir girdžiu. Su jumis laida Laužų karta. Sesė, budėk. Vis budžiu.
Grįžtame po muzikinės pertraukos jau į paskutinę šios laidos dalį. Labai liūdna, bet ir linksma, nes labai arti stovykla. Ir kaip visada paklausime laidos dalyvių apie nuotykius. Aišku, Tomui tai nuotykiai, apie nuotykius Tomo galėsim paklausti jau rudenio radio laidose. Fiksuok ir rašykis, kad nepraleistum nieko. O Ieva, matau, šypsosi jau ir kažką yra sugalvojusi, jau ir patyrusi. Pasakok. Aš nežinau, ar čia nuotykis, čia gal daugiau, kai mamos auginančios mažamečius vaikus, kaip čia pasakyti, išsibando savo ribas, maksimaliai, kiek tu turi būti. Tai man tai turbūt su džiaugsmu ir labai pasididžiavimu, tai noriu pasakyti, kad mano komandai mes esame 5, visos esame mamos ir visos turime tuos mažamečius nuo metų iki 3-4 dar ten kai kurios. Tai yra ta amžiaus grupė vaikų, kurie nepasėdi nei vežime, nepasėdės ir nesupras, kad mamytė turi dabar savanoriauti. Tai čia turbūt didžiausias ir iššūkis, ir nuotykis, kad kaip mums 5 reikės susiderinti vaikų miegojimo laikus, jų valgymo priežiūros ir tuo pačiu nepertraukiamai nuo 10 ryto iki 7 vakaro laikyti atidarytą infotašką, nes tame infotaške nebus tik tai tiesiog infotaškas. Tai yra taškas, kuris žino atsakymą į kiekvieną stovyklautojo klausimą. Tai yra taškas, kuriame bus radinių biuras, tai yra taškas, kuriame suksis laimės ratas, taškas, kuriame ateis skauto amžiaus grupė išsilaikiusi žaidimą atsiimti savo prizo. Tai yra, žodžiu, tas taškas, kuriame tu galėsi bet ką gauti, bet ką rasti, pasiimti. Dar ir atributikos parduotuvė šalia bus, ir ledai girdėjom šalia mūsų bus. Tai iš esmės, kažkaip tai mes 5 prasisuksim ir pasidalinsime tą, bet labai džiaugiuosi savo skautę mamom, kaip ir visom kitom, kurios ryštasi į tokį iššūkį, bet mūsų turbūt devizas yra, kad kuo daugiau darai, to dar daugiau padarai ir to nuovargio niekada nesijaučia. O žodis mama, jisai tave lydės ne tik stovyklai, bet ir visą likusį gyvenimą, o vaikai neturi trukdyti skautauti, o tik padėti. Tikrai labai didelis iššūkis laukia turėti savus dar kodėlčiukus, ar ne, šalia visų 2500 klausiančių. Visgi, Tomai, aš turiu tau dar klausimą vieną, kadangi buvai praėjusios didžiosios stovyklos viršininkas, ar ne, ir kaip tu dabar jautiesi jau be šių pareigų, prisėmęs, aišku, labai svarbią dalį. Ir ką norėtum palinkėti Pauliui Tamoliai šioje stovykloje? Aš tai kažkaip, nesureikšminu tų pareigų, ten pasikeitimų, nes mes gyvenam tokiai skautiškai bendruomeniai, kaip pasakyti, kur realiai visi mes galim tam tikras pareigas užimti ir dažniausiai ir užimam, ir tos rolės pasikeičia. Ir, kaip pasakyti, bet be abejo, ta pagrindinio vairininko, kaip čia kapitono ta vieta, jinai turi savyje daug daugiau, negu visi gal gali pagalvoti, nes tikrai tai ir emociniai visi išgyvenimai, nes visi tau bando pasakyti tik dažniausiai apie blogai. Labai mažai kas pasako, kad kas yra labai faina, gražu, gera. Dažniausiai tau ateina tik tai kažkokie pastebėjimai, kažkokie trūkumai, dar kažkas. Tai gal norėtųsi ir palinkėti, kad Paulius tikrai mažiau reaguotų į tuos pastebėjimus apie blogai, nes tai yra gyvenimas, čia susirinka visi savo norų, visi žmonės ir taip kaip mes visi įsikūrėm, kaip mes visi kartu stovyklaujam, taip ir yra. Ir tai nėra tik tai būtent kapitono ar vado viršininko reikalas, kad visi čia jaustųsi gerai arba blogai. Prasme. Tai kad nepaimtų daug savo asmeniškai, nes kai tu daug savo asmeniškai paimi, tai tada tikrai būna labai sudėtingas tas emocinis, kaip pasakyti, jausmas, kai atrodo, kad pasaulis griūna, nors iš tikrųjų taip nėra. Tai toks palinkėjimas galbūt. Tai galvos skausmų kaip ir mažiau, ar ne? Ne, iš tikrųjų turbūt
sulig kiekvieną pareigą, organizuojant stovyklą, ar tu ten būsi komendatūroje, ar tu būsi už mediciną atsakingas, ar už maistą, ar už programą, to galvos skausmo tikrai, man atrodo, gal net ir daugiau gal yra iš tikrųjų, nes tu jau čiupinėjai kiekvieną sferą jau nuo A iki Z, kaip ir Ieva minėjo, pats čiupinėjai kiekvieną dalyvį, maistininkui, kiekvieną produktą turi apgalvoti, kaip čia, kas čia bus daroma, ta prasme, programą, kiekvieną ten niuansėlį turi žinoti, programeris, kad galėtų atsakyti visus reikiamus klausimus, tai ir kai pradedi apie tai galvoti, tai tikrai kažkoks kaip tinklalapis, kuo gilin, tuo daugiau tų šakų vis eina. Tai kada, Tomai, tau stovykla prasidės? Mums visiems 8 dieną, o tau kada būsi jau vietoje? Aš planuoju būti 5 dieną, nes jau pradeda ir važiuoti dalis tiek įrengimų, tiek produktų, nes negendantis produktai tikrai suvažiuoja anksčiau, tam, kad nebūtų srauto, kai jau bus dalyviai suvažiavę ir sunkios svorės mašinos nevažinėtų po stovyklą, tai iš tikrųjų darbo jau bus iš anksčiau. O Ieva, kada tu pradėsi jau? Kada tu būsi stovykloje? Kada jau visą informaciją bus galima vietoje gauti? Aš tai gal kažkaip tai paprieštarausiu savo vyrui, nes man tai stovykla prasidėjo jau prieš 2 metus. Tai tokia jau ir emociškai, turbūt paskutinės 2 savaitės, tai emociškai jau labai ją jaučiu, išgyvenu ir visaip kaip, ir jau tos tokios motyvacinės bangos, tai nori, tai nenori, bet finaliai, aišku, vis tiek visada nori. Mūsų tai infotaškas atsidarys 8 dieną, tai yra atidarimo diena. Bet mūsų jau visas bus galima sutikti, tai yra net nebus galima, o tiesiog privaloma sutikti ir paduoti QR kodą tik atsistojus prie stovyklos vartų. Tai nuo 8 dienos jau veiksime, o pati stovykla irgi būsiu gerokai anksčiau, kad įsikurti ir pasiruošti. Ir dar, Ieva, priminki klausytojams ir skautams, ne tik skautams, ar dar galima užsiregistruoti į stovyklą, kada išeis šita laida ir gal dar ar savanorių priimtumėte, jeigu atsirastų kas nors paklausę šitos laidos? Vaikų, savanorių ir šeimos pastovyklių dalyvių registracija yra baigta ir uždaryta, bet jeigu atsiras tikrai, kuris labai nori ir pasakys tiesiog 3 sakinius, kodėl nori dalyvauti, tai taip priimsim, nes košės, manau, užteks visiems, o darbų visada atsiras ir laisvų rankų tikrai reikia. Šiaip svečių registracija vyksta iki Liepos 5 dienos, tai yra nuo Liepos 1 iki Liepos 5, jinai yra jau apmokestinta ir svečiam reikės atverti piniginę ir paremti organizaciją, bet iki Liepos 5 galite registruotis ir atvykti pasidaryti, kaipgi tie skautai savo skautų miestelyje gyvena. Registracija yra tikrai būtina, vien tik tai dėl stovyklos logistinės teritorijos, kur bet koks prašalietis negali pakliūti į teritoriją. Tai kaip ir viską pasakėte, ar ne? Ar dar kokia mintis gal kilo beklausant ir bekalbant? Man tai noris gal pasakyti ačiū Pauliui, kuris įtraukė šeimomis į šitą štabą, nes yra ne viena šeima, kuri yra štabe, dėl to, kad tada vienas kitą žymiai geriau supranti ir tie naktinėjimai arba rytiniai darbai arba nuolatiniai šnekos apie skautus, tai kažkaip tokia natūrali rutininė momentas tampa ir tada nereikia pykti ant nieko. Tai labai smagu. Taip, ir pats Paulius irgi traukė savo žmoną. Taip, tai sakau, kad yra, mano žiniomis, yra 4 šeimos štabuose, kurios dirba ir užima tam tikras pareigas. Tai gal palinkėkime visiems stovyklautojams ir jų svečiams geros stovyklos, ypatingai Pauliui linkime, kad tikrai rastų laiko pasimėgauti, pasidžiaugti, nes įdirbis jau padarytas, ar ne? Dar jūs ką, pasakykit po kelis žodžius. Labai tikiuosi, kad bus geras oras, gera nuotaika, žmonės tikrai suvažiuos be išankstinių kažkokių nusistatymų ir bus su gera nuotaika, šypsena ir tikrai praleisim gerą stovyklą ir turėsim dar 5 metam legendą, apie kurią vis šnekėsim, o kaip buvo faina ir lauksim, kaip pasakyti, jau ateinančios stovyklos, bet tikrai turėsim tą užtaisą gerų emocijų ir jausmų po šitos stovyklos.
Tai liko tik tai 5 dienos iki susitikimo. Labai dėkoju, kad radote laiko, tikrai dabar jis jums yra užimtas. Jums, Ieva ir Tomai, dėkoju visiems radio klausytojams, kas klausėte. Laidą vedžiau aš, Nomeda Bepirštytė. XFM radio garsų debesyje rasite jau 151 laidą skautišką, iš kurių 7 yra būtent apie šią stovyklą, tad dar galite atsisukti ir pasiklausyti ir apie programą suaugusiems vaikams ir interviu su pačiu stovyklos viršininku Pauliu Tamolė ir apie skautų muziejų. Ir netgi šiek tiek ir apie skautų šeimų stovyklą ir esame užsiminę. Tad klausykite, sekite. Taip pat dėkoja, skautų bendruomenė dėkoja ir XFM radijui už galimybę skleisti skautišką žinią. Radijas yra išlaikomas aukotojų dėka, tad kviečiu kiekvieną, kas turite galimybės paaukoti. Sąskaitą rasite XFM radijo internetinėme puslapyje. Gražios vasaros ir iki susitikimo stovykloje. Broli, budėk. Vis budžiu. Sesė, budėk. Vis budžiu.